Dar 2023 metais gegužės 1 dieną Šiaulių miesto parkavime atsirado naujovių, kurios turėjo įtakos visiems vairuotojams. Prasiplėtus mokamai transporto priemonių stovėjimo teritorijai, Šiaulių miesto centre atsirado 3 skirtingos spalvinio ženklinimo zonos – raudona, geltona ir žalia. Šios visos naujai atsiradusios parkavimo zonos tapo apmokestinamos. Šiaulių miestas yra suskirstytas į 3 mokamas zonas, tai yra žalia, geltona ir raudona. Vairuotojas atsako už tinkamą valstybinį numerį suvedimą ir zonos pasirinkimą. Mokama zona nurodo mokamos stovėjimo vietos kelio ženklą su papildoma lentelė, kuri yra nurodyta, į kokią zoną vairuotojas įvažiavo. Taip pat yra nurodyta informacija ant parkomato šono arba galima matyti pačiam ekrane. Jeigu yra atliekamas mokėjimas per mobiliasias aplikacijas, kurias mes turime 2, tai yra Unipark ir FlowBird programėlės, tai prieš pradedant apmokėjimą šios sistemos taip pat pasiūlo zoną pagal vairuotojo telefone įjungtą GPS. FlowBird programėlėje yra siūlomas virtualus parkomatas, taip pat pagal telefone įjungtą buvimo vietą. Primename, kad mokamas laikas yra darbo dienomis nuo 8 val. Iki 17 val. Šventinėmis dienomis ir savaitgaliais parkavimas Šiaulių mieste yra nemokamas. Tiesa, uždaroji akcinė bendrovė Šiaulių gatvė apšvietimas siekia atkreipti gyventojų ir miesto svečių dėmesį dėl metų laikų sezoniškumo, kuris gali turėti įtakos parkavimo paslaugai bei paslaugos operatyvumui. Žiemos šalčiai ne tik kelia iššūkius eismo dalyviams, bet taip pat ir mūsų įrenginiams. Atšalus orams sulėtėja patys įrenginiai, jų spausdinimo įrenginiai ir tai priverčia šiek tiek luktelti, kol įvyksta patvirtinimas. Noriu akcentuoti, kad spausdinti bilietėlių nėra būtina, visi mokėjimai yra matomi mūsų sistemoje, todėl vairuotojas tiesiog gali apsimokėti monetomis arba mokėjimo kortelėmis ir tai yra užfiksuota mūsų sistemoje. Jeigu parkomatas dėl techninių priežasčių yra neveikiantis, nepasiekiamas, taip pat galima atsiskaityti, kaip ir minėjau, per mobiliasias aplikacijas, tai yra patogu visais metų laikais, nereikia laukti, kol įrenginys suveiks. Neveikiant parkomatui, apsidairius galima matyti sekantį parkomatą už kelių šimtų metrų, jie taip mūsų mieste yra išdėstyti. Taip pat mes turime savo puslapyje www.sga.lt pasitalpinę parkomatų žemėlapius, kuriuose vietose jie yra išsidėstę. Jeigu parkomatas yra nepasiekiamas arba neveikia dėl techninių priežasčių, kviečiame vairuotojus patogiai atsiskaityti kitais mūsų alternatyviais atsiskaitimo būdais, tai naudojantis 2 mobiliosiom programėlėm Unipark ir FlowBird. Atsiskaitimas mobiliaja programėlė yra patogus dar ir tuo, kad vairuotojai gali stebėti programėlėje savo apmokėjimų istoriją ir esant poreikiui pratęsti stovėjimo laiką. Vairuotojai turėtų būti dėmesingi ir suprasti, kad už rinkliavos sumokėjimą yra atsakingi tik patys. Todėl svarbu būti atidiems, laikytis taisyklių ir laiku reaguoti į gautą pažeidimą. Sumokėjimui už parkavimą yra taikomas 10 minučių tolerancijos laikas. Mūsų kontrolierius, eidamas ir fiksuodamas transporto priemonės, ar jos yra sumokėjusios rinkliavą, tikrina, ar gyventojas turi įsigijęs gyventojo leidimą, ar yra įsigijęs abonementą, ar yra ant panelės palikta neįgaliojo statymo kortelė. Ir jeigu nustato, kad rinkliava nėra sumokėta, grįžta praėjus ne mažesniam nei 10 minučių terminui ir jeigu vis dėlto nustato, kad nėra apmokėjimo, užsifiksuoja, išspausdina pažeidimo pranešimą, kurį palieka ant transporto priemonės ir pagal šį pažeidimo pranešimą vairuotojas turi susimokėti iki kitos dienos 24 valandos. Nesumokėjus rinkliavos iki kitos dienos 24 valandos užfiksuotas pažeidimo atvejis yra perduodamas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriui, kuris vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu priima sprendimą dėl atsakomybės taikymo už padarytą pažeidimą. Bendrovės kontrolierius dalinasi ir dažniausiai vairuotojų
vairuotojų daromomis neapdairiomis parkavimo klaidomis, kurios dažniausiai turi ir nemalonias pasekmes. Pasak jo, dažna dėmesingumo stoka priveda vairuotojus prie administracinių pažeidimų. Noriu atkreipti dėmesį, kad šita spalva geltona, kuri matosi visuose parkomatuose, jinai nėra kaip zonos spalva. Ir kada paspaudžiat centrinį mygtuką, visada parodo tos zonos buvimą, kur jūs esat, didesnį kvadratą, čia ir spauskit, čia, o tos kraštinės mažiukas yra kitos. Tai kaip būsit kitoj zonai bus žalia zona, jinai bus jau didesnė, tada jau matysit, kad žalia zona. Dar norėtų pasakyti tokį, kad tiksliai suvestų valstybinių numerių raidės, ženklus kokie yra, nes bet koks netikslus pažymėjimas nebeidentifikuoja pervedimo pinigų ir mes nebesuprantam, matom, kad žmogus kaip ir neapsimokėjęs, o jisai apsimokėjęs, kišenėje laiko tą lapelį ir ateina prie manęs, sako, aš apsimokėjau. Aš rodau, kad ne, aš matau, kad ne. Ir žiūriu, kaip jūs apsimokėjot 3 raidės ir 2 skaičiai, pavyzdžiui, arba atvirkščiai, arba raidės apkeistos vietom. Reikia tikslumo, tai daugiau esu patenkintas, šiaip vairuotojai susimoka, dauguma šiaip vairuotojai apsimoka. Tiesa, nors ši naujovė pareikalavo daugiau vairuotojų kantrybės, tačiau kartu su šių zonų atsiradimu ir apmokestinimu miestiečiams 2023 m. pavasarį buvo pažadėta, kad visos surinktos lėšos bus grąžintos į šios teritorijos infrastruktūros tvarkymą. Atėjus naujiesiems metams duoti pažadai yra tęsiami ir dabar pristatomas automobilių aikštelių atnaujinimo projektas. Tai šią dieną norėtume pristatyti miestiečiams džiugę žinią dėl transporto priemonių stovėjimo mokamas automobilių zonose. Tai kaip žinia, nuo 2023 metų gegužės 1 dienos prasiplėtus mokamai transporto priemonių stovėjimo zonai, Šiaulių miesto centrinėje dalyje atsirado 3 mokamos zonos, kaip žinia, tai yra raudona, geltona ir žalia. Tuomet miesto gyventojams buvo pažadėta, kad visas lėšos panaudotas už transporto priemonių stovėjimą mokamose aikštelėse bus sugrąžintos į miesto centrinės dalies infrastruktūros tvarkymą. Tai grįžtame su džiugia žinia, kad jau 2024 metų planuojamų darbų biudžete yra numatyti 500 000 eurų būtent mokamose zonose esančios infrastruktūros gerinimui. Tai yra numatytos prioriteto tvarka 8 aikštelės, tai pirmutinė būtų prie Trakų gatvė 39, tai yra mūsų miestiečiams žinoma kaip Verbsto aikštelė. Antroji būtų Stoties gatvė 9C. Trečioji žinoma policijos aikštelė, tai yra prie Aušros alėjos 19 ir Dvaro gatvės. Ketvirtuoju numeriu eitų Mickevičiaus gatvė 11, šalia Lopšelio darželio ir centrinės miesto mokyklos. 5 numeriu eitų aikštelė tarp gyvenamųjų namų, tai yra pakankamai didelė atvažiuojantiems, tai būtų prie Dvaro 49-47 tarpe tame aikštelėje. Tuomet 6 numeriu eitų miesto gyventojams žinoma aikštelė kaip prie Šiaulių viešbučio, tai būtų Draugystės prospektas 25. Na ir likusios 2 tai būtų prie Dubijos gatvė 46 ir tarp Padirsių ir Ginkūnų gatvės. Norim informuoti, kad šiai dienai dar neturime tikslių sąmatų, kiek užteks tų pinigėlių aikštelio ir iš karto vienu metu jas išremontuosime ar eigoje, bet pažadame, kad jei nepavyktų per 2024 metus sutvarkyti minėtų aikštelių, tai darbai bus tęsiami ir 2025 metais. Nepaslaptis, kad kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose nuo šių metų pradžios aktyviai brangs transporto priemonių stovėjimo rinkliavos mokesčiai, tačiau tai Šiaulių miesto nepalies. Šiai dienai tokių planų neturime, nes vis dėlto, kaip ir žinia, dar ir neseniai ta mūsų yra prasiplėtusi zona, tai šiuo momentu galime nuraminti miesto gyventojus, kad pokyčių kainų atžvilgių dar nėra numatyta didinti. Tikimasi, kad jau netrukus startuosiantis numatyti darbai greitų metų leis vairuotojams džiaugtis atnaujintomis patogiomis ir erdviomis stovėjimo aikštelėmis ir per atliktus darbus gyventojai galės pajusti grįžusią grąžą už rinkliavos mokėjimą.